Boy George'as prisipažino policijos pareigūnams, kad prirakino antrankiai savo palydovą prie lovos ir jam grasino, tačiau neketino jo nužudyti. Didžiojoje Britanijoje dainininkas teisiamas dėl neteisėto asmens įkalinimo. Boy George'as teigia, kad jis tik bandė sulaikyti palydovą savo bute, nes įtarė, kad šis įsilaužė jo kompiuterį. Madonna baigė savo turą Stick and Sweet Šiaurės Amerikoje ir dabar, kaip ir buvo numatyta, ruošiasi koncertuoti Pietų Amerikoje. Lygi šiol turo metu buvo parduota bilietų už 207 milijonus JAV dolerių. Tikimasi, kad ši suma padidės iki 282 milijonų JAV dolerių ir Stick and Sweet taps pačiu pelningiausiu, kada nors moters ar solo atlikėjus surengtų turu. Lūšnyno milijonierius sudrebino Britų nepriklausomo filmo apdovanojimų ceremoniją ir pelnė net 3 nominacijas. Filmas, kuriame pasakojama apie neturtingą berniuką Indą, kuris televizijos žaidime laimi milijonus, pelnė apdovanojimus geriausio nepriklausomo Britų filmo, geriausio kino režisierius ir daugiausiai žadančio debiuto kategorijose. Londono aukcione brangiai parduotas Jameso Bondo automobilis. Filme Šnipas, kuris mane mylėjo, naudotas amfibinis automobilis parduotas už daugiau kaip 166 tūkstančius Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. 1976 Lotus Esprit buvo vienas iš 2 Lotus automobilių, kuriuo filme važinėjo Jameso Bondo vaidmens atlikėjas Rodžeris Mūras.